Sveiki, čia bus C4 tutorialas, kas nori išmokti gražiai kurti tekstus. Pavyzdžiui, matote šitą tekstą, jūs taip pat išmoksite jį kurti, jeigu jūs pažiūrėsite šitą video. Nėra sunku. Štai čia yra C4D. Čia yra R13, o yra 14. Pasiemat, įsijungiat. Greičiau. Gerai. Štai čia yra C4D. Gerai. Pasiemat, spaudžiat moto tekst. Štai čia atsiranda tekstas. Koreguojat, kaip jūs jį norite. Va, štai aš tai padariau. Parašot, kokį norite tekstą. Aš parašysiu, pavyzdžiui, like. Matote, atsirado like. Paprastas tekstas, nieko gero. Jeigu norit pakeisti jo fontą, kad jis kitaip atrodytų, spaudžiate čia. Kai čia paspaudžiat, čia yra fontai, kokių jūs norite. Pasirinkot, kokį norit fontą. Aš pasirinksiu Han Solo. Kokį galite ir kitokį pasiimti. Jeigu norite atsisiųsti fontų, parašykite Google The Font. Spaudžiate čia. Ir čia jums bus įvairiausių fontų, kokius norite įsirinkti ir atsisiųsti. Reikia spausti tik čia ir jums atsiunčia. Ir jums reikės, kai atsiūs, pasiemat, paspaudžiate ant starto. Blemba, kas čia yra, taip lėtai kompas dirba. Štai, Ctrl+N paspaudžiat. Tada paspaudžiate šitą, nežinau kaip čia rusiškai niekur negaliu padaryti, bet tikriausiai suprasit, kas paspaudžiat čia ir čia yra fontai. Čia paspaudžiat. Ir jums reikės kelti va štai čia. Ir tada pas jumis bus tas fontas, kurį atsisiųsite. Gerai, grįžtame prie C4D. Pasiimat kokį norit fontą. Pasiimu, kaip sakiau, pasiimu Han Solo. Taip, matote, toksai. Pasiimu, padarau 100, storumas bus 100 cm. Tada matot, padidėjo storumas. Kaip matot. Jeigu norit, kad jis būtų tiksliai per vidurį, paspaudėt šitą mygtuką. Kai jūs paspaudėt šitą mygtuką, jums rodo visas pozicijas, kaip jis stovi. Iš visų pusių. Tai pavyzdžiui, jums reikės būtent šitą vietą judinti. Matote, per 5 langelius tekstas. Jis nori, kad jis būtų lygiai, reikia per 2 langelius su pusę, kad būtų ta pusė per 2 langelius su pusę. Nu, tai maždaug čia yra vidurys. Jeigu norit sugrįžti į tą patį tekstą, kad gražiai, va šitą tekstą, spaudžiate čia ir štai jūs sugrįžote. Matote, tekstas yra per vidurį. Gerai, tada pavyzdžiui, jūs norite, kad jis būtų biškį įdomesnis. Tada paspaudžiate caps. Matote, čia paspaudžiu. Tekstas. Štai tekstas. Buvo taip. Paspaudžiate caps. Štai jūs čia. Tada paspaudžiate čia. Ir pakeičiat į fillet cap. Pakeitėt, matote, jau biškį kitaip. Tekstas toksai biškį jau. Čia susilinkę galai. Biškį gražiau atrodo. Jeigu norite jo padidinti storumą šitų tarpų, spaudžiate, čia yra radius ir jūs paspaudžiate, kiek norit pakeisti. Pavyzdžiui, 10. Matote, pastorėjo. Bei kita pusė, nu va, štai pastorėjo. Tada jūs gal norite padaryti spalvas, kuo gražesnės, kaip jūs tam norite. Jeigu jūs norite padaryti, pavyzdžiui, kaip šitam tekste, su tokiais raštais,
Aš tiesiog parsisiunčiau gražių paveikslėlių, pavyzdžiui, va tokių, matote, visokiausi surūdiję plienai, pavyzdžiui. Štai, atsisiunčiau visokių paveikslėlių ir jūs atsisiųskit, kokių jūs norite. Matote, čia įvairiausi paveikslėlių. Visokių metalų yra, va, kareiviniai, popierius suglamžytas. Atsisiunčiat, tiesiog pasivadinkit, kaip jūs norite, pavyzdžiui, ten material, kaip aš pasivadinau. Na ir va, ir jei jūs turite, geriau dabar pasisiųskite, kai darote, jei norite, kad gražiai atrodytų. Paspaudžiate čia 2 kartus. Atsirado naujas mat, tai yra spalva, kurią jūs norite padaryti. Jei norite paprastą spalvą, tai aišku, čia pakeiskite, kokią norite spalvą, čia paspaudžiate. Ir pasirenkate, aišku, spalvą. Bet jūs norite tikriausiai, kad būtų tokie raštai. Tai jums tiesiog reikės paspausti čia tekstūrę, šitą šoną, paspaudžiat mygtuką. Pasirenkat kokį, va man jau iš karto atsiranda. Nueinate tą papkę, pavyzdžiui, kur ten mano yra, va, štai material. Aš čia ateinu, štai mano visi tie metalai. Aš noriu, pavyzdžiui, kad būtų metalinis. Tai gal pasirinksiu kokį, pavyzdžiui, va šitą. Paspaudžiu čia, tada paspaudžiu ne. Ir paspaudžiu specular, matot šitą. Atžymėkite to, kad tada jis bus šviesesnis, čia neturi būti taip. Tai paspaudžiat, kad jis nebūtų toks šviesus, matote patamsėja. Čia yra originali jo spalva, koks ir turi būti. Paspaudžiate, išeinate, štai turite šito metalo tą colorą. Tada paspaudžiate šitą ir uždedate ant teksto. Čia paspaudžiu. Kaip matote, nieko gero. Neatrodo, kad kažkas atsitiko, tik tai čia šonai, o taip paspaudžiate ir matote, kad nieko gero matote. Tai pasiemate, paspaudžiate. Tada, kai čia užmetate šitai, matote, čia atsiranda tokia lentelė. Matot, čia yra projection. Paspaudžiate ir pasirenkate frontal. Pasirenkat frontal. Paspaudžiate taip. Matote, pasikeitė tekstas. Dabar, kai paspaudžiate, atrodo surūdėjęs. Matote, viskas gražu. Atrodo surūdėjęs tekstas. Štai, gerai, aš pakeisiu biškį storumą, nes man per storas. Man užteks ir 5. Gerai. Štai jau maždaug tekstą sukūrėme. Norite background, uždėti backgroundą, tai pavyzdžiui paspaudžiate čia. Floor. Čia paspaudžiat laikote. Pelytės pirmą mygtuką, laikot. Ir tada background ir atleidžiat. Matot, atsirado background. Tada vėl paspaudžiat šitą 2 kartus ant čia. Tada paspaudžiat ant čia ir vėl pasirinkat kokį norit backgroundą. Iškart atžymėkit šitą. Paspaudžiat kokį norit background. Tada pasirinkat kokį norit. Pavyzdžiui, aš pasirinksiu šitą. Paspaudžiat ne. Tada pasiimat šitą. Ir uždedat, čia matot background ir atleidžiat. Matote, atsirado taip. Tada jau bus taip. Gerai. Tada pasiimate nustatymai, kad būtų gražesnis vaizdas ir taip toliau. Paspaudžiate čia. Čia yra settings. Paspaudžiate. Iškreta taip. Tada paspaudžiate čia. Kokį norite didumo. Screen. Kokį norite didumo. Aš noriu būti 1920 rezoliucija. Paspaudžiu čia. Visada pasirinkat, mato čia. Frame range. Paspaudžiate all frames būtinai. Tada save. Paspaudžiate J page. Ir viskas. Baigta. Tada paspaudžiate čia ir jums seivina.
Viskas. Štai paveikslėlis, kurį